Mes nenorėjome ten eiti, jie tiesiog mus ten nusivedė ir parodė šiuos dalykus. Taigi, kai esi kambariuose, gali matyti viską, ką tik nori ir turėti visas žinias, kurių nori. Taigi galite suprasti, kodėl man tai patinka, nes būtent iš čia, iš šios bibliotekos gaminasi tai, apie ką rašau. Tai tiesiog nuostabu. Taigi čia biblioteka, o kitos vietos yra mokyklos. Jie sakė, kad šiuose mokyklose taip pat patenki į tą lygį, kuriame vibruoji, kuriame yra tavo dažnis. Žinote, mano supratimas apie dangų, apie ką jie visada kalbam, skraidimas ant debesies, skambinimas arfa, tai būtų taip nuostabu, tik ne man. Aš visada ieškau informacijos. Mano supratimas apie dangų yra mokyklos, nes šiuose mokyklose gali gauti visas žinias. Ko tik gali norėti, ten įmanoma išmokti visko, todėl paklausiau jų, gerai, jei ten galima išmokti visko, kas tik yra, kodėl reikia grįžti į žemę? Argi taip nebūtų lengviau? Jie atsakė, ne, nes ten tai tarsi knygų skaitimas palyginti su praktinė patirtimi. Gali apie tai skaityti, bet to nepatirti. Ir jie sakė, taip, tu išmoksi daug, bet tai užtrunka daug ilgiau, nes neturi praktinės patirties, bendravimo su žmonėmis. Nes jie sakė, taip, gali skaityti apie meilę, neapykantą, pavydą. Sakai, na tai nesunku, aš galiu tai padaryti, bet atsirandi čia, patenki į viso to vidurį, į visų kitų emocijas. Tai visiškai nelengva. Bet išmoksti daug daugiau, nei išmoktum ten. Tai lygiai taip pat, kaip įstojus į koledžą ir mokantis chemijos. Esi laboratorijoje, gali skaityti apie chemiją, gali skaityti apie chemikalus, bet ar tikrai tai supranti, kol neini į laboratoriją ir nepradedi maišyti chemikalų? Privalai turėti praktinės patirties. Tuo pačiu būdu mokomės ir automobilių mechanikos. Gali skaityti apie tai, kaip veikia variklis ir kaip jį išardyti bei surinkti. Bet ar tikrai supranti, kol nenueini ir nepradedi jo išardyti bei rinkti? Štai kuo skiriasi. Taigi jie sakė, štai kodėl renkamės grįžti, nes galime mokytis greičiau, atiduoti savo karmą ir daug lengviau viską pabaigti. Todėl renkamės grįžti ir sudarome sutartį su kitais žmonėmis. Dabar ten aukštybėse nėra nieko, kas sėdėtų soste, jūs teistų ir baustų. Žmonės dėl visko kaltina Dievą. Patikėkite manimi, jis visai to nedaro, jūs patys tai savo darote. Negalite kaltinti nieko kito, tik save. Jie sako, neprisimenu, kad būčiau rašę šį scenarijų, bet būtent taip ir vyksta. Jūs patys rašote visą scenarijų. Nėra nieko ten aukštai, kas jūs teisia ir baudžia. Jūs matote savo gyvenimą, matote, ką padarėte, matote žmonės, kuriuos įskaudinote. Jūs sudarote sutartis, jūs patys save teisėte ir nėra griežtesnio teisėjo nei jūs patys. Matote, jūs patys tai kuriate, nes žinote, kad turite atiduoti šias skolas ir čia atsiranda karma. Taigi, bet kokiu atveju sudarote sutartį ir esate pasiruošę grįžti. Gerai, turite savo mažą paketą arba savo gražų mažą planą. Ateinate ir sakote, gerai, aš viską padarysiu. Viską sutvarkysiu vienu metu. Galėsiu užbaigti. Nereikės grįžti ir daryti to iš naujo. Ši žemė yra pragaras. Jie man tai sakė daug kartų. Žemė yra pragaras, nes čia žmonės skaudina vieni kitus. Tai nėra tai, ką manote. Štai kodėl jie iš tiesų nenori čia eiti, bet žino, kad turi, juk reikia viską sutvarkyti. Taigi sudarote savo planą, o gidai, sargai, vyresnieji ir meistrai dirba kartu su jumis ir bandote kurti savo planą. Ir kartais jie jums pateikia 2 ar 3 skirtingus scenarijus, kuriuos apsvarstote. Tai gyvenimai, kuriuos galėtumėte pasirinkti, kurio norite. Nori būti vyru, nori būti moterimi, nori būti eskimu, nori būti indu. Ką nori daryti? Ir išsirenkate savo scenarijų, kuo norite būti. Kartais norite prisiimti per daug, nes sakote, noriu viską sutvarkyti vienu metu. O jie sako, žinai, tai nėra labai gera idėja. Jie negali nurodyti, ką daryti, jie gali patarti, bet sakys, žinai, bus labai sunku, jei darysi taip.
Jūs sakote, man nerūpi, noriu viską padaryti vienu metu. Tai lyg mokytis koledžiai ir nepalikti laiko papildomai veiklai, tiesiog mokytis visą laiką. Neatsilaikyti, tai per daug. Jie sakė, kad nesvarbu, jei visko nepadarysi vienu metu. Visada gali grįžti ir užbaigti likusį darbą. Padaryk tiek, kiek gali, kaip įmanoma geriau. Tai viskas, ko iš tavęs tikimasi. Taigi jie mums pasakys, gerai, jei tai tavo sprendimas, nebus lengva, mes tau padėsime, bet bus sunku. Taigi priimame sprendimą, parašome scenarijų, išsirenkate veikėjus, su jais sudarote visus susitarimus, aš būsiu tavo vyras, žmona, dukra, kada nors susitiksiu taviem gatvės kampe ir nuo tada būsime draugai. Bandote parašyti visą scenarijų, ateinate su savo gražiu mažu planu, supakuotu kaip kalėdų dovana. Problema ta, kad ši planeta yra laisvos valios planeta. Taigi visi kiti taip pat ateina su savo gražiais mažais planais, todėl viskas susikirs. Kaip sakoma apie geriausiai parengtus planus, esu pravedus juos per mirties patirtį ir jie sako, kas nutiko? Viską buvau suplanavęs, nutiko gyvenimas, taigi tai nėra tobula, bet tuo viskas ir remiasi. Mes mokomės pamokų, bandome tapti geresni, norime ištrūkti iš ratų, kol galėsime užbaigti ir grįžti pas Dievą bei niekada daugiau čia nebegrįžti. Tokia idėja. Taigi, mes bet kokiu atveju ateiname su savo planu. Ir kad viskas būtų dar sudėtingiau, jūs ateinate su savo planu, bet nieko neprisimenate. Neleidžiama. Kokios taisyklės? Tenai viskas taip aišku, taip paprasta, turi tiek daug prasmės, bet tu ateini ir užkrenta uždangalai. Tu viską pamiršti ir aš jų paklausiau, argi nebūtų daug lengviau, nei žinotume, kodėl čia ateiname. Jei prisimintume, jei žinotume savo ryšį su visais šiais kitais žmonėmis, argi tai nepalengvintų visko? Jie atsakė, ne, tai nebūtų išbandymas, jei žinotum atsakymus. Taigi, turi ateiti visiškai aklas viskam, kaip jie tai vadina, su uždengtomis akimis. O kai numirsi, viskas nuimama. Ir tu sakai, o, pažiūrėk į tai. Tada vėl grįžti prie visų visiškų žinių, bet kai ateini, viskas išjungta. Esu vedusi žmonės per gimimo patirtį ir jie sako, turiu prisiminti. Tada jie gimsta ir sako, aš nebegaliu prisiminti. Vienas iš dalykų, kodėl kūdikiai pirmosius 2 savo gyvenimo metus turi mokytis ropoti, vaikščioti ir kalbėti, yra todėl, kad jie viską užmiršta. Jei iš viską nors prisiminė, turi išmokti būti žmogumi. Tai nelengva. Per pirmuosius 2 kūdikio gyvenimo metus jis vis dar keliauja pirmyn ir atgal, todėl jie taip daug miega. Kūdikis miega taip daug. Jis vis dar grįžta į kitą pusę, gaudamas paskutinės minutės nurodymus ir paskutinės minutės patarimus iš tarybos. Ir štai, kodėl vyresni žmonės taip pat pastebite, kai jie sensta ir manote, kad jie ruošiasi mirti, jie pradeda daug miegoti. Jie iš tikrųjų keliauja pirmyn ir atgal, bei gauna savo nurodymus ir žino, kur keliaus. Pradžioje minėjau ir pasistengsiu palikti šiek tiek laiko klausimams čia. Tai didelė tema, jie aprašyta. Štai ši knyga. Ji vadinasi Tarp mirties ir gyvenimo. Žmonės visada sako, argi nesupainiojai turėtų būti tarp gyvenimo ir mirties? Ne, tai tarp mirties ir gyvenimo. Visiškai nauja egzistencija tarp to, kas jūsų manimų tai yra. Parašiau tai prieš, o jau praėjo 15 metų. Ji išleista 20 skirtingų kalbų visame pasaulyje ir rengiama dar daugiau. Taigi žmonės sakė, kad tai labai svarbu, bet čia yra visi klausimai, kurių tik galėtumėte norėti. Tai didelė tema, todėl negaliu visko apimti, stengiuosi pateikti pačius pagrindus. Matote, kur aš sustojau? Gerai, tada atsidurėme čia, žemėje, ir turite viską pradėti iš naujo. O, jūs turite pasitraukimo planą, dalis jūsų kuriamo plano, jūsų sutarties, nusprendžiate, kaip numirsite, kaip išeisite, turite turėti būdą, kaip palikti kūną. Niekas nemiršta, kol nėra pasiruošęs mirti. Tai gali skambėti šaltai, gali būti sunku suprasti. Jie to nežino sąmoningai, bet kitoje pusėje, kur suplanavo, jie žino, kad planuoja išeiti tam tikrų metu. Jie žino, kaip tai padaryti. Sako, na, būtų įdomu. Manau, išeisiu per traukinio avariją.
Senai to nedariau, tad pamėginkim. Jūs nusprendžiate, kaip tai padarysite ir jūs esate tie, kurie iš tikrųjų sukuria planą, kaip paliksite kūną, kai ateis laikas. Išeinate grupėmis. Kai kurie žmonės ateina grupėmis, mėgsta būti grupėse ir sako, gerai, išeisime per žemės drebėjimą, išeisime kartu. Ar išeisime per rugsėjo 11-ąją? Niekada niekas nevyksta atsitiktinai, viskas suplanuota iš anksto. Taigi, kai žinote šiuos dalykus, galite pažvelgti į visą tai iš visiškai kitos perspektyvos, kad visame kame yra daug daugiau plano nei manote. Kai tai suprantate, galite valdyti savo gyvenimą, lygiai taip pat, kaip sakė Ronas. Aš taip pat skaitau apie tai paskaitas. Kai suprantate, kad viską savo gyvenime patys ten įdėjote, sukūrėte, padarėte, žmonėms tai nepatinka, nes kartais jų gyvenimai būna visiška netvarka. Bet kai supranti, kad pats tai įsileidai į savo gyvenimą, jei pats tai sukūrei, gali taip pat lengvai tai ir panaikinti. Kai supranti, kokią galią turi. Mes esame kūrybingos būtybės. Galime padaryti bet ką, ko norime, bet man patinka kartais pagalvoti, kad jei žmogus pakeičia būdą, kaip nori išeiti, jis gali pasilikti ilgiau, jei nori, nes man yra nutikę tiek daug tokių dalykų. Bet iš tikrųjų, kai ateina laikas išeiti, jūs patys nusprendėte išeiti. Daktaras Barnetas, kuris čia kalbėjo pastarosius 2 metus, išleidau 3 jo knygas. Ir jis yra nuostabus žmogus. Jis 45 metus dirbo gydytoju ir buvo ligoninės vadovas ir bandė mokyti, kaip mūsų protas gydo kūną. Ir jis sakė, kad kai būdavo ligoninėse ir kildavo skubus iškvietimas, kodas mėlynas, kai ką nors ištikdavo širdies smūgis, jei tai būdavo vyresnio amžiaus žmogus, jis labai neskubindavo ir neskubėdamas eidavo į palatą, nes sakė žinojęs, kad jie nori išeiti. Kam juos čia laikyti? Ir jis laukdavo. Jie nori išeiti, leiskite jiem išeiti. Ir jis sakė, kad dažnai stovėdavo prie lovos kartu su kitais artimaisiais ir jie visi verkdavo, o jis jiems sakydavo, leiskite močiutę išeiti, ji nebenori čia būti. Jie yra vieninteliai, kurie ją laiko. Jie sakė, jie serga, ji pavargo, ji nori išeiti. Bet reikia kito požiūrio į visą tai ir nežinau, ar tai jūs trikdo ar ne, bet žmonės sako, kad kai supranta, kas iš tikrųjų yra ir kur jie keliauja ir kad ten taip nepaprastai gražu, ten jų namai ir jie tokie laimingi, kad dėl to nesijustų blogai. Taigi čia yra daug daugiau dalykų, bet Džiulija, ar tu ten esi? Norėtum paimti mikrofoną, bet kokiu atveju turiu laiko keliems klausimams, bet yra daug ko, nes nemanau, kad yra kokių nors. Kai kurių klausimų palaukiu, nes jie gana rimti ir jei skaitau ilgesnę paskaitą, stengiamės apimti daugelį iš jų. Tiesiog, kuo greičiau atsakysime į tiek klausimų, kiek galime. Gerai? Na, eikime pirmiausia ten. Jie pirmi pakėlė rankas. Gerai, bet kokiu atveju čia daug visko. Kalbėjau apie tai vienybės bažnyčiose ir poilsio kambariuose, kad tai visiškai atitinka ir jų tikėjimus. Taip. Tai šiek tiek kvailas klausimas, bet kai keliauji naktį, atlieki astralinę kelionę ir ateina 3 valandos nakties, bet turi atsikelti ir nueiti į tualetą. Nesupratau ką? Gerai, kai keliauji ir turi pabusti vidury nakties, o kai esi išėjęs iš kūno, gerai, ar tavo sidabrinė styga ar virvelė sugrįžta atgal, kai tavo kūnas vėl pabunda, tuomet tu grįžti toje pertraukėlėje. Taip, tuomet grįžti, kai ateina laikas kūnui pabusti. Na taip, kūnas sako, man reikia dėmesio, todėl jis tave susigrąžina, taip. Ir kitas klausimas, kai esi pasiruošęs pasitraukti, ar žinai, ar turi tą vidinį žinojimą, kad jau mano laikas? Taip, jie žino, jie pasirengia išeiti. Gerai, norėčiau pasakyti, kai kurie žmonės man sakė, kad kartais ryte pabunda ir jaučiasi suparalyžuoti. Ir tai juos gąsdina, nes negali pajudėti. Tai nėra tai, kad šios jungtys dar nebuvo vėl sujungtos ir siela vėl įeina į kūną. Tiesiog palaukite kelias minutės ir viskas vėl susijungs.
Kartais žmogus pabunda per greitai, galbūt buvo koks nors triukšmas ar kažkas, kas juos pažadino, dar prieš jiem visiškai sugrįžtant į savo kūną. Viena moteris sakė, kad nuėjo pas gydytoją, jis išleido $7500 miego tyrimams, o viskas te buvo tai, kad ji tiesiog nebuvo iki galo susijungusi, kai grįždavo į kūną. Šiuos dalykus paprasta suprasti, kai supranti, kaip tai veikia. Gerai, vienas iš jūsų. Taip. Jūs esate motina, buvote rūpestinga motina. Jūs mirštate ir aš suprantu dalį apie ėjimą į dangų, sekimą šviesą. Netikiu, kad jie ten aukštai žaidžia golfą ir gyvena gražiame name ar ką nors panašaus. Mano mintis tokia, kad jie grįžta žemyn, kad Dievas atsiunčia tave atgal pas ką nors, kam reikia to pagalbos. Pavyzdžiui, mano mama mirė. Aš turiu seserį, kuri miršta nuo vėžio. Tiesiog negaliu įsivaizduoti savo mamos tiesiog leidžiančios laiką tenai, smagiai leidžiančios laiką ir Dievo siunčiamos į mokyklą, kai ji nepadeda mano seseriai. Iš kur žinai, kad ji nepadeda? O žinau, kad ji turi padėti. Štai kur ji yra. Štai kur ji turi sąjungininkų, yra paskirti grįžti ir pasirūpinti tais, kurie vis dar gyvi, jei jų reikia. Taip, aš irgi taip manau, aš tiesiog, žinote, kitais atvejais jie sėdi ten aukštai ir jų paklausia, ar nori grįžti. Jie atsako, o ne, jie čia bus akies mirksnių. Nesirūpink dėl to, jie žino, kad tu ateini. Taigi jie turi savo pačių gyvenimą. Nežinau, ar dėl to pasijusite geriau ar ne. Jie žino, kad galiausiai tu ten būsi. Na, ypač vaikas. Žinote, kai tėvai ar motina miršta, gerai paprastai būna sekam, kurios tikiesi. O kai miršta jaunesnis vaikas, kai taip nutinka, pas mane buvo atėję tiek daug klientų, kurių vaikai mirė. Ir jie dėl to labai prislėgti. Ir mano darbo metu mes galime susisiekti su ta jų dalimi, kuri turi visus atsakymus. Ir ji visada sako tą patį. Jų sutartis buvo įvykdyta. Jie padarė tai, ką turėjo padaryti. Jie išėjo. Tai veikia mus, bet jie žinojo, ką daro. Ta siela niekada nėra vaiko siela, nėra kūdikio siela. Ji gyvuoja amžinai. Taigi jie priima sprendimą. Gerai, aš įeisiu. Tiesiog pagyvensiu kelis metus. Galbūt mano mama ko nors išmoks, galbūt artimieji ko nors išmoks. Turi į tai pažvelgti iš kitos perspektyvos. Ar ko nors išmokote ar ne? Štai kur esmė. Todėl aš daug konsultuoju tėvus. Tai mano kaip terapeutės darbo dalis. Dirbu su šiais žmonėmis ir jų problemomis. Ir apie tai esu girdėjusi labai daug. Ir tai jiems padeda. Turėjau vieną moterį, kuri gedėjo savo sesers. Ir užuot įėjusi į praėjusį gyvenimą, ji nuėjo į kitą pusę ir pamatė savo seserį einančią link jos per šį gražų sodą. Ir kai jį priėjo, pasakojo man, kaip kalbėjosi su seserimi ir sako, kas nutiko? Manėme, kad sveiksti. Kas nutiko? Šie atsakė, atėjo mano laikas, paleisk mane. Argi nematote, kaip čia gražu? Gyvenk savo gyvenimą, nes tai buvo jos planas. Ji pasakė, argi nematote, kaip čia gražu? Paleisk mane. Ir aš padariau tai, ką turėjau padaryti. Ir tu pažvelgi į tai iš kitos perspektyvos. Tam reikia pakeisti tai, kaip buvome mokomi. Bet galime matyti, kad kiekvienas turi savo planą. O jūsų dalis jame, kaip į tai reaguosite? Kaip tai jūs paveikė? Ar ko nors išmokote ar ne? Gerai, turime dar šiek tiek laiko. Tiesiog dar vienas klausimas, kurį noriu užduoti apie tai, kas mane jau ilgai domina. Žinau, kad tai nėra lengva tema, todėl daug su tuo dirbu. Taip, aš taip pat daug studijavau šią temą ir žinau daug dalykų, kuriuos pasakėte. Bet vienas dalykas, dėl kurio visada abejojau. Jei kas nors ateina turėdamas protinę negalią, ar jie galės arba daugelis dalykų, su kuriais jie ateina, su tikrai sunkiais negalavimais ar kuo nors, ar jie gali žengti didelį žingsnį per tą vieną gyvenimą, ar apie tai viskas yra. Taip, nes jūs patys save susardinate. Eilėje prie neįgalių kūnų yra daugiau sielų nei prie normalių kūnų. Galite suprasti kodėl. Nes dažniausiai jie gali atiduoti daugiau karmos per vieną gyvenimą, nei prireiktų 10 gyvenimo atiduoti. Jie daug ko išmoksta, bet ko jie moko kitus, žmogų, kuris jais rūpinasi, kiekvieną, su kuo tik susiduria.
Kaip reaguojate pamatę neįgalų žmogų? Jie moko kiekvieną, su kuo susiduria. Ir jūs išmokstate ko nors iš kiekvieno sutikto žmogaus. Taigi, eilėje prie kūnų, kurie yra neįgalūs ar sergantys, yra daugiau žmonių, nes jie mokosi ir moko kitus žmonės. Kai matau ką nors neįgaliojo vežimėlyje arba vaiką su protinė negalia, tiesiog pagalvoju, šį kartą pasirinkai sunkų kelią, tiesa? Tai toks požiūris į tai. Gerai, dar keli klausimai čia. Yra aprašytų liudijimų žmonių, patyrusių klinikinės mirties patirtis, kurios buvo labai neigiamos. Aš niekada nesu turėjusi neigiamos, bet aš pasirinkau ko neskaityti, nes nenorėjau to savo sąmonėje. Man sakė, jei žmogus patiria neigiamą klinikinės mirties patirtį, taip yra todėl, kad jie to ir tikėjosi. Dėl bažnyčios ir viso kito praplautų smegenų. Jie sakys, eisi į pragarą, tu nepakankamai geras, nieko gero iš to nebus. Pateksite į tai, ko tikitės, bet tai nėra tikra. Todėl jie ten nepasilieka. Jie man sakė, kad jei tikiesi būtent to, tai ir pamatysi. Bet daug kas susiję su smegenų plovimu. Ir mano dukra ilgai dirbo ligoninėje, intensyviosios terapijos skyriuje. Ir jie sakė, kad sunkiausias dalykas, kurį jai teko matyti, buvo šie mirštantys vyresni žmonės. Ir jie miršta apimti baimės. Nes, sako, bažnyčioje man sakė, kad eisiu į pragarą, nes nesu tobulas. Ir jie žinojo, nors ir gyveno gerą gyvenimą, aš nesu tobulas. Tai todėl jie turėtų mirti iš baimės, vien todėl, kad bažnyčia sako, jog taip turi būti, štai ką turiu omenyje. Turite atsikratyti tos baimės, nes tuomet jie natūraliai pamatys ką nors baisaus, nes tai jiems buvo pažadėta, bet jūs ten nepasiliksite. Kodėl tu niekada nerašai tokių dalykų? Ką? Aš neverčiu rašyti tokių dalykų. Taip, nes yra žmonių, kurie rašo tokius dalykus, bet aš turėjau pakankamai atvejų ir jie man vėl ir vėl sakė, taip nenutinka, bet jei to tikiesi, viskas, kuo tiki, yra tikra, žinai? Gerai, taip, turiu tikrą istoriją. Mano draugė maždaug prieš 2 metus, ji apie 10 metų prižiūrėjo savo motiną, kuri pamažu mirė. Ji neturėjo kitų moterų. Sunku, nesuprantu. Ar turėčiau? Šiek tiek nuleiskite. Labai iškraipyta, taip? Ar taip skamba geriau? Šiek tiek pakelkite. Dabar? Pamėginkite ten gerai. Matote, man reikia pagalbos. Pažiūrėsiu. Ačiū. Tai gera mano draugė ir ji daug metų prižiūrėjo savo motiną, kuri pamažu mirė. Ir tiesiog sutrumpinsiu. Sakykim, tai užtruko beveik 10 metų. Maždaug po 9 metų ji persikėlė į Oklahomą. Ir ji sakė, kad jos mama taip nusilpo, kad jai reikėjo priežiūros visą parą ir taip toliau ir panašiai. Bet jie sakė, kad jos mama pamažu mirė. Ji galėjo matyti ir slaugytojos 2 ar 3 kartus atėjusios naktį manė, kad ji jau beveik mirusi, bet ji sugrįždavo. Ir galiausiai vieną dieną, bet ji žinojo, kad mama labai dėl jos nerimauja, nes ji buvo viena. Ji neturėjo vaikų, nebuvo ištekėjusi, ji nerimavo dėl savo dukros, dėl mano draugės, Carol Jean. Ir ji žinojo, kad mama nenori jos palikti šiame nuomojamame name, pilname pelėsio ir visų kitų dalykų. Jos mama nenorėjo jos palikti, tokioje būklėje, kur dukra kentėtų. Taigi jos mama vieną naktį jie sakė, žinau, kad mano mama mirė. Žinoma, ji turėjo slaugytojos išsilavinimą. Ji žinojo, sakė, mano mamos širdis sustojo. Kraujo spaudimo tyrimas, kurį jie atliko, ji sakė, negalėjau jo susigrąžinti. Ir ji sakė, aš tiesiog atsiklopiau ir meldžiausi Dievui. Ir jie sakė, tada turėjau paimti vaistų arba jos ją užkloti. Jie sakė, užtraukiau paklodę jai ant veido ir staiga mama pradėjo kvėpuoti. Tai nutiko praėjus nemažai laiko. Taigi jos mama išgyveno dar 1 metus ir per tą laiką mano draugė galėjo nusipirkti namą, išvalyti pelėsį, pakeisti savo gyvenimą, pasiruošti kitiems dalykams, darbams, kai mamos nebebus. Ir po metų beveik tą pačią dieną jos mama iškeliavo. Ir tai buvo ta pati diena, kai tėvas buvo iškeliavęs prieš 15 metų. Taigi ji turėjo pasirinkimą. Matyt, gerai, mano darbe matote, kas čia nutiko. Kodėl ji mirė tiek daug metų? Kodėl tas žmogus turėjo jomis rūpintis visus tuos metus? Karma. Tarp jų 2 buvo karma. Ji niekada nebuvo išspręsta.
Jei ji būtų išspręsta anksčiau, viskas būtų išsisprendę anksčiau. Kadangi nebuvo, jos laikėsi ir laikėsi, tęsė ir tęsė tai, vilkindamos daug ilgiau nei turėjo būti. Čia buvo kažkas iš kito gyvenimo, ko jos tiesiog nepaleido.